Palauk, Irmutė, tuoj prasidės. Nu ko tu, gai susitarėm. Aš čia, o jinai per balių jinai bus. Jau prasideda. Nesijaudink, Raima, puikiai atrodai, čia aš turėčiau labiau jaudintis, vis dėlto už žiedus atsakingas. Tu nesijaudink, labai gražiai atrodai. Raimondas ir Liepa Klevinskai. Tuoj bus Klevinskai. Jūsų ceremonija prasidės po 5 minučių. Aš tik į tualetą. Nosytę pasipudruot. Gal tu nueik į tualetą, žinai, nosytę pasipudruoti. Išlaikysi kažką. Prašom, užeikit. Aš čia pasivaikščioti išėjau. Ir nuėjai priešingą pusę nei registracijos salę? Tai tu irgi ne į tą pusę nuėjai? Palauk. Atei čia. Klausyk, čia tai, apie ką aš galvoju? Tikriausiai taip, bet taigi tu pats bandai pasprūkti. Nu jo, bet supranti. Suprantu. Va čia man atrodo, kad mes vienas kitą puikiai suprantam. Liepa, gal nori paskutinį kartą pasivaliuot lovai su nevedusiu vyru? Oi, Raima, man šiandien tiek daug visko reikia padaryti. Turiu ateiti Liną, atnešti suknelę. Lino? Tokią vardinę man pasiūlo. Tikiuosi ne pagal savo išmatavimus jau, a? Pokštininkė, žiūrėk, nepavėluok į bernvakarį. Žinai, be manęs jie nepradės, o be to ir alus dar nespėjo atšalti. Ar tik alus? Tik alus. Tik ir alus? jokių mergų. Jokių. Pasėdėsim, pašnekėsim, šalto alučių nuplausim mano viengungišką gyvenimą. Tai žinai, labai daug alaus reiks išgerti. Jokauju. Mes irgi su panom pasidėsim, išgersim šampano, karaoke. O tu bėk. Susitiksim rytoj per ceremoniją ir visą likusį gyvenimą švęsime kartu. Albertai, įsivaizduoju, šitie riešutai kaip tikrosnė. Toks skonis kaip pas močiutę, ne, duona kepda. Įdomu. Raima, tu kur? Striptizo šokėja tuoj atvažiuoja, tavęs nėra. Koks dar striptizas? Vyktų ta šokėjas lauk. Aš esu jau beveik vedęs vyras, man nereikia pagundų, supratai? Tai ką, ir rytietišką masažą atšaukim? Erotinis ar atpalaiduojantis? Reiškia, atšaukim. Gerai. Sušius bent jau galim palikti. Nu jo, sušius gali palikti. O su kuo sušiai? Normalūs? O Dieve, aš atsiprašau labai. Aš atsiprašau, aš visai neseniai vairuoju, aš tik tai 3 metai. Aš visą laiką supainioju tą automatą, raidė, kuri į priekį, kuri į galą. O siaubus, gelkitės, prašau. Kaip jūs? Gal greitai iškviesite? Ne, viskas gerai, viskas gerai. Čia mano salonas visai netoli. Eina mano mergaitė, su jumis pasirūpins, aš prašau. Oi ne, aš skubu, mano vestuvės rytoj, šiandien bernvakarį, žinokit. Bernvakaris. Viskas, važiuojam. Nepatiks, galėsit grįžti. Ne, jūs nesuprantat. Nepatiks. Vestuvės mano rytoj, jūs nesuprantat. Jūs sužeistas, jūs manęs nesuprantat, prašau atsisėsti. Ne, palaukit, bet man... Prašau, galvą, saugom galvą. O Dieve. Viskas bus gerai, pamatysit. Oi, atrodai stulbinančiai. Aš tik 2 tokias nuostabias vestuvinės sukneles per gyvenimą esi savo mačiusi. O kieno antra?
Nu, tai mano, Linutė. Linutė, ačiū tau labai. Kaip tau galiu atsidėkoti? Kai aš tekėsiu, Tai tu pasiimsi mano suknelę. Oi, ale, kur ta Irma? Amžinai vėluoja. Aš jums kai ką dar turiu parodyti. Na, atsargiai. Eglė, tu palauk, aš tave pakviesiu, gerai? Gerai. Eglė! Na, kaip aš? Na, žinai, Liepa, jeigu aš būčiau Raima. Nieko nesakyk, paskui dar neišsipildys. Kas čia per abejonės? Jaudinuosi. Prieš vestuvinis jaudulys? Bet ar ne per anksti? Ir aš galvoju, ar ne per anksti aš su Raimondu. Stop! Tu jį myli? Žinoma, myliu, tik niekaip nesuprantu, ar labai stipriai. Taigi po vestuvių išsiaiškinsi, laiko marios bus. Klausyk, nu tos tavo abejonės, tai čia, nu, iš nervų. Aš tikiuosi, tu neketini nutraukti vestuvių. Ne. Ne. Tikrai ne. Tai gerai, nes kam aš šitą suknelę būčiau pirkusi. Labai skauda. Gerai. Čia. Dieve, aš labai atsiprašau, čia yra mano salonas. Čia aš dirbu. O, gražu. Dabar galėsi atsipalaiduoti. Mergaitės apžiūrės, pasirūpins viskuo, išmasažuos. Ne, bet žinokit, man reikia skubėti. Pas mane draugai laukia. Aš susitarsiu su visais draugais. Viskas bus gerai. Ateikit, prašau. Viktorija, numauk paltą. Va. Atsipalaiduosit, atsijungsit nuo visų rūpesčių, nuo visko, suprantat? Gerai. Visą tai galim padaryti labai greitai, per 15 minučių, per 20. Kokią mėgstat arbatą? Žalia. Žalia, labai puiku. Labą dieną. O čia Liepa gyvena? Taip, prašom. Aš atrodo? Tu atrodo kaip visada dieviškai. Oi, Kristoforai, man atrodo, tu pavėlavai. Liepa rytoj išteka. Ne, aš matyt pačiu laiku, nes tik rytoj. Aš atvažiavau pasveikinti Liepos su vestuvėmis. Geras, aš ką tu žinai, kad jos vestuvės? Tai man Liepa gibrūkšt parašė. O kodėl tu su juo susirašinėjai? Nieko aš nesusirašinėju. Na, kartais pašnekam per Skype'o, bet čia nieko tokio, mes tik draugai. Na gerai, o ką tu Raimai pasakysi? Nieko nesakysiu, nedurna. Na, žinai, aš jau pradedu abejot. Pala, čia buvęs Liepos dėdas? Liepa, aš atskridau čia tik pasveikinti tave su vestuvėm. Aš linkiu tau laimės ir tikrai gerbiu tavo pasirinkimas. Ir noriu padaryti tau mažą dovaną. Sumokėti už tavo mergvakaris. Na, Kristoforai, aš sujaudinta, bet mes jokio mergvakario nedarome. Kaip tai ne? Taigi žmogus atskrido iš pačios Graikijos, kad padovanotų savo mylimai mergvakarį. Rytoj tu ištekėsi, o jis išvažiuos. Žinoma, kad mes sutinkam. Na, gerai. Tai gerai tada, skambinu Irmai, varysim į restoraną. Lina. Kristoforas. Atsiprašau, kažką ne taip? Nieko tokio. Nu ką, pats linksmiausias mano bernvakaris, kur teko dalyvauti. Aha. O ką, jauki svetainė, arbata, mes dviese. Jo. Robertas Beberto. Tiesiog Robas. Sveiki, Labą. Edvinas, Albertas. Oho. Ne, aš Edvinas, čia Albertas. Okei, Raimondas atsiuntė jūsų paimti. Dabar važiuosime į mano masažo saloną. Ir Raimondas jau ten. Kokį saloną? Į masažo saloną. Aš negaliu į masažo saloną, aš vedęs padorus vyras. Aš kartuoju, tai tik masažas. Aš irgi negaliu važiuoti, aš irgi vedęs beveik. Mes vedėm. Aš patikslinu, čia yra gydomasis atpalaiduojantis masažas. Ir viskas. Taip,
Rizikuojam. Rizikuojam, jeigu ką sakysim, kad gelbėjom draugą iš masažo salono. Davai. Gerai, eikit ruoštis. Gėlės žydai po langais, tu maivaisi rytais ir vakarais. Šiandien tu man graži, šiandien man patinki, Kristina. Susivėlusiais plaukais, tu erzini mane juokais. Vau, kokia gražutė! Graikijai tokias moteris deivėm matyti. Tai va, galiu dabar tik melstis jai. Aš įmelsiu. Išgerkim už grožį. Gerai. Už grožį. Atsakykit irgi. Aš silpnutė ir girtutė. Silpnutė. Chebra, kažkaip nesąžininga. Rytoj mano vestuvėse mane glamonėja svetimos moteriškos rankos. Oi, man tai čia labai patinka. Seni, čia paskutinė tavo viengungio diena. Mėgaukis. Pasidarom masažus ir varom pas Albertą. Man vyriškai kompanijai bus saugiau. Galim pabūti dar truputėlį, gerai? Pritariu. Tu apsimeti vaikų, man su tavim labai sunku. Gerai sėdėm. Ai, vyrai, be jūsų replikų žinau, kad ten buvo daug geriau. Masažas buvo gerai. Aš išprakaitavau gerai. Žinot, gulėjau ten, galvojau apie Liepą ir sugalvojau, gal man per anksti dar ženytis, gal aš dar neįsibėgiojau. Išsibėgiojai. Čia tavo amžiai, žinok, normalu jau galvoti apie vedybas. Lygiai taip pat normalu abejoti dėl to. O tu abejojai? Aš lygi šiol abejoju. Eik, nusiramink, Raimas. Sėdi dabar su dviem geriausiais savo draugais. Vadinasi, pasiruošęs šeiminiam gyvenimui. Jeigu nebūtum pasiruošęs, tai čia kokia nors Kristina, Nomeda ar Ugnė su bikiniu bėgiotų. Labutis. Kaip čia karšta pas jūs. Galvoju, koks čia pas jūs bermakris, galvoju, nuvažiuosiu, atvešiu normalaus, gero jums konjako. Nu, prašau. O kodėl tu su tokia suknelė? O kokia suknelė? Čia normali suknė. O ką, turėčiau būti su treningais? Su treningais. Nu ką, aš dar po vieną? Aš nesulaukiu. Einu miegoti. Egle, palydėk mane. Gerai. Atsargiai. Aš irgi galiu palydėti. Stop! Herakli, tu niekur dėsi. Ar gali tave vadinti Herakliu? Gali. Taigi nuostabi ta mūsų Liepa. O aš, žinok, ją pažįstu. Nuo tokių metų mes kartu sekretus darėm, gaudynių žaidėm, pirmas cigaretes už garažą rūkėm. O tu, iš kur tu? Ją pažįsti? Mes trupučiuką su jie gyvenime. Tikrai? Taip. 5 metus. Gražiausiai. O dabar su kuo tu gyveni? Ada. Dabar aš vienišas. Šaunuolės. Šaunuolės. Ei, Herakli. Gerai, važiuojam namo. Ne, aš tai draugės vienos nepaliksiu, aš čia prigulsiu. Supratau. Šitą, tik žiūrėk, kad jis prie jos nelystų, gerai? Oi, taigi aš dėl draugės bet ką galiu padaryti. Tai gerai. Herakli. Herakli. Ašgi neprašau 12 žygdarbių. Tik vieno. Einam į lovą.
Oi! Du, Hebra, nesuprantu, kam jūs manytos skudrus susukot. Nu, nesupranti, tai nesupranti ilgai aiškinti. Gerai, varau namo, nes rytoj ilga diena laukia. O jūs pasėdėkit dar, kokią pizzą pasimkit. Kokią pizzą išdurnėjai po viso to, kas čia buvo, o be to Irma negrįžta. Raima, tu pabūk, aš tave parvešiu vėliau. Na va, važiavom. Jeigu nevesi, paskambink man. Atleisk. Ugne, aš negaliu. Aš labai atsiprašau. Tu matai, kokia aš. Ką aš galėčiau dėl tavęs padaryti? Ką? Klausyk, Ugnyte, žinai, ką tu padaryk. Aš pirmą nueisiu, Taip. o tu tik tada važiuok, gerai? Ok. Gerai. Ok. Jo. Liuks. Iki. Iki. Gerai. Palauk. Gerai, laukiu. Lauk. Laukiu. Paskambins vis tiek. Koks gražus. Raimondai. Ką tu čia darai? Aš nieko nesimenu. Vakar, kai mes ten gėrėm, šokom, po to mane kažkas čia atitempė, nurengė. Mūsų kažkas buvo? Nežinau. Atrodo. Ai, kokia aš kvailė. Kristoforai, prisiek, kad tai liks tik tarp mūsų. Gerai. Liepa, aš noriu su tavim būti atviras, aš nenoriu tau meluoti, aš vakar vos tavęs neišdaviau. Aš susilaikiau. Bet aš tikrai nežinau, ar aš susilaikysiu kitą kartą. Žinai, galėjai išduoti, nes būtų bent buvę lygiosios. 1-1. Palauk, ta prasme. Aš vakar permegau su kitu. Su kuo? Su Kristoforu. Aš tikrai nenorėjau, aš tiesiog buvau girta. Ir dabar nebesu įsitikinus, ar galėsiu būti tau ta vienintelė. Ir ar tu man galėsi būti tuo vieninteliu. Kodėl? Kaip? Ko graudiniesi? Nes myliu tave ir kad jokių vestuvių nebebus. Ir aš tave myliu. Bet vestuvių tikrai nebebus. Va, kur jūs? Mes jūsų ką išprotėjot, visai ieškom visur jūsų. Kur jūs šlaistate, nes taip ilgai įsivelėliai valandų neskaičiuoja? Ką? Klausykit, mes turim jums kai ką pasakyti. Taip, mes jums turit pasakyti, nes jūs jau pražiopsojot savo eilę santuoko eilėj. Taip, o mes ne. Taip, kad skelbiam jūs vyru ir žmoną. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, jūs turite tokius draugus, kitaip liktumėt nesusituokę. Brangus Liepa ir Raimondai, Lietuvos Respublikos vardu skelbiu jūs vyru ir žmona. Galite pasibučiuoti. Šiandien tu man graži, šiandien man nuostabi, kokia esi.